handled. Ir aš atradau daugybę skirtingų būdų, kaip tai gali būti išspręsta. One of the funniest and least popular is that the dads take the kids completely. Ir vienas tokių linksmiausių ir populiariausių, kad tėveliai pasirūpintų šito klausimu. I've seen that with the mothers getting together to do something very spiritual like shopping. Ir aš, pavyzdžiui, mačiau, kaip mamos daro kažką tokio dvasiško labai drauge, pavyzdžiui, eina apsipirkti parduotuvę. It's like, I feel closest to the Lord at the mall. Sako, aš jaučiuosi arčiausiai prie viešpaties, kai esu prekybos centre. But seriously, Bet jeigu rimtai, groups have gone camping. grupės važiuoja tiesiog stovyklauti. The fathers have gotten together to give mothers a movie night. Tėvai susirenka su vaikais drauge, kad mamos galėtų turėti filmų vakarą. Moms get out together, go have dinner and a movie together, 5 or 6 of them. Kokios 6 mamos išeina kažkur drauge, pavakarieniauja ir eina į filmą drauge. Then the dads and the kids get together to give the flu and colds to everybody. O tada tėveliai su vaikučiais kažką tenais tūsinasi. Ai, tada jie susirga. Actually, that part didn't happen, but they did get together, yes. Iš tikrųjų, ta dalis neįvyko, bet jie bet kokiu atveju drauge susirenka. You know you're in trouble when one of the dads holds up a poopy diaper and says, "Where's my wife? Where's my wife?" Žinote, gali tokia problemėlė iškilti, jeigu vienas iš tėvelių paima savo apsikakojusi vaiką ir pakelia ir sako, kur mano žmona, kur mano žmona. Yeah. A question about the numbers. Numbers. We find that you tend to lose the dynamic somewhere between 15 and 20 or so. Somewhere around 20 maybe. Mes pastebėjome taip, kad neprarasti namų bažnyčios dinamikos, tas skaičius neturėtų viršyti nuo 15 iki 20. By that time you should have 2 or 3 or 4 or 5 couples who are capable of rotating among their own homes. Ir turėtų tada būti 2, 3 ar 4 poros, kurios atvertų savo namus ir kad susirinkimai galėtų judėti iš namų į namus. But it will vary. Because it will we have one house church with 10 adults but 15 children. Pas mus viena namų bažnyčia yra, kurioje yra 10 suaugusių ir 15 vaikų. That's 25 people. Tai yra 25 žmonės. But that's a good number for them. Bet jiems tai yra geras skaičius. Because there's 10 adults. Nes yra 10 suaugusių. The little children sit in the floor in the middle and play quietly and everybody's used to the noise and the smells. Ir maži vaikai sėdi vidury, žaidžia tyliai ir visi yra pripratę prie triukšmo ir kvapų. Yeah. But if you had 25 retired couples or 25 retired people, you maybe want to make 2 house churches and then Bet meet pavyzdžiui, together. jeigu pas jūs būtų 25 žmonės, kurie yra jau išėję į pensiją, tai galbūt būtų geresnis sprendimas padaryti 2 namų bažnyčias. What we have found in house church is that when the need arises, it is felt by everyone. Ir mes ką suvokėme, kad kuomet namų bažnyčioje atsiranda poreikis, jis iškyla ne pas vieną žmogų, bet pas visus. It will never come from someone in the top saying, we need now to multiply like a cell divides. We need to multiply to become 2 house churches. You'll never have that top down. Ir tai niekada nevyksta iš viršaus į apačią, kad kažkoks viršuje esantis lyderis sako, mums dabar reikia namų bažnyčią padalinti į 2 dalis ir kad jinai pasidalintų taip kaip ląstelė, ta prasme, skyla iš vienos į 2 dalis. But from within everybody, they'll say, wow, we're losing something here. We need to multiply out, and it will become a consensus. And that's when you know the timing is right. Bet tai turi pas visus tas poreikis toksai iškilti ir žmonės turi sakyti, kad mes jaučiame, jog atėjo laikas pasidalinti į 2 grupelės. We've also found that house church relationships develop usually around the seasons of life. Mes pastebėjome, kad labai dažnai namų bažnyčios yra susijusios su gyvenimo sezonais. Young families tend to group together.
Pavyzdžiui, jaunos šeimos susirenka vienoje grupėje, Singles and young professionals tend to group together. Retired people tend to group together. jaunimas ir ką tik pradėję dirbti, jie susirenka vienoje grupėje, tie, kurie jau pensijoje, kitoje grupėje. Yeah. Maybe one more and then a break. Is that what- Dar vienas klausimėlis ir tada pertraukėlė. I think, Yeva, did you have? You already answered. Did I? Okay, in the back. Ką jūs galvojate apie dvasinį tėvystę? Kiek jinai yra svarbi krikščioniui ir ar jūsų gyvenime buvo dvasinis tėvas? What are you thinking about spiritual fathers, how it's important in a Christian life, and did you have a spiritual father? Did I have a spiritual father? No, I just had the father. Nes sako, aš neturėjau dvasinio tėvo, aš tiesiog turėjau tėvą. How important is it? I think it's very important, actually. Kaip tai yra svarbu? Aš manau, kad tai yra labai labai svarbu. I'm so thankful that all three of my sons do not hesitate to say, I love you, Dad, when we hang up the phone. Sorry. All three of my sons are not embarrassed, no matter where they are, when they hang up the phone to say, I love you, Dad. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kas be nutiktų mano sūnus, kai jie man paskambina, jie sako, aš myliu tave, tėti. Jie nesigėdija to pasakyti. Ai, neįsigerija to pasakyti. We see multi-generational relationships develop naturally in house church. Mes matome per kartas einantį bendravimą, kuris plečiasi. It takes some effort. Ir reikia tam šiek tiek pastangų. For instance, about a week ago, Pavyzdžiui, maždaug prieš savaitę my wife and I went to go watch a baseball game of a 13-year-old in one of our house churches. mes su 13-year-old žmona boy. važiavome pasižiūrėti beisbolo rungtynių, kuriuose žaidė vienas iš paauglių esančių namų bažnyčioje. His mom and dad are leaders in one of our house churches, Ir jo mama ir tėtis yra lyderiai vienoje iš namų bažnyčių. but it's still in my heart, my wife's heart, to still impart to the next generation. Bet mano ir mano žmonos širdyje vis dar yra toksai dalykas, kad tiesiog padrasinti jaunesnįją kartą. So the spiritual thing we did was to go watch his ball game. Ir tas dvasinis dalykas, kurį mes padarėme, tai buvo nueiti ir pažiūrėti tą sporto rungtynės. My wife made a point of going to where the team was and saying, hi, how are you doing? It's good to see you play ball. Ir mano žmona, ką padarė, tai jinai nuėjo netoli komandos ir pamatė tą berniuką ir sako, sveikas, kaip tau sekasi, kaip tu laikaisi. So we find that a house church becomes a community and an extended family that Ir štai, ką naturally mes matome, leads to kad those. Namų bažnyčia tampa bendruomenė ir išplėstinė šeima ir viskas taip ir vyksta. You have 3 families camping together, maybe 6 adults and 8 children camping for the weekend. Pavyzdžiui, pas mus vyksta 3 kartus tokios namų bažnyčios stovyklos, ten susirenka 8 suaugę ir, pavyzdžiui, 6 vaikai. And those children are receiving guidance and input not only from their mother and father, but from other couples as well, other mothers and fathers. Bet tie vaikai, kurie tenais yra, su jais bendrauja ne tik tai jų mama ir tėtis, bet ir kitos mamos ir kiti tėčiai, kurie daro jiems įtaką. So it happens naturally, Tai vyksta labai natūraliai. but it also has to be recognized in the spirit. Bet tai taipogi turėtų būti atpažinta tavo dvasioje. So it is important, but it develops. Oh, Tai yra labai svarbu. a lot of times we'll have the moms with children at home will get together for lunch. Labai dažnai, pavyzdžiui, mamos su vaikais susirenka namie pietums. And there will be a craft, What is craft? something to do like sewing or knitting. Jos užsiema kažkokiais rankdarybais, pavyzdžiui, mezga, siuva, Cooking class for the children. pavyzdžiui, daro maisto gaminimo pamokėlės vaikams. So you have the young children learning from multiple mothers. Ir And tie vaikai, grandmothers. jie mokosi iš daugybės mamyčių. So things like that happen. Pavyzdžiui, dalykai kaip šis vyksta. Are we ready for a break or you have a quick Ar jūs question? pasiruošę pertrauką ir norite dar klausimų? Ar namų bažnyčių nariai gali būti kitų bažnyčių nariai? It can be house church members, then they are members of other churches. We find that happens sometimes. Mes matome, kad tai kartais vyksta.
Usually, at some point, the people will recognize where their spiritual home is, and they will want to go towards the house church. Pavyzdžiui, yra toksai laikas, kuomet žmonės tiesiog bando susivokti, kur yra jų dvasiniai namai. But what we see in Acts chapter 2, verse 46, Bet ką mes matome Apaštalų darbų 2 skyriaus 46 eilutėje? it says they were daily in the temple Sako, kad jie kiekvieną dieną susirinkdavo šventykloje and going house to house. ir eidavo iš namų į namus. They were used to the temple, that's how they were raised. Jie eidavo į šventyklą, nes taip jie buvo išugdyti. That's like the auditorium church. Tai kaip auditorinė bažnyčia. But they were also going house to house. Bet jie taipogi ėjo iš namų į namus. Dual citizenship. E, Dual citizenship. Yeah, it's ai, okay. dviguba pilietybė. But that time frame Bet tas laikotarpis, was no more than 2 years. tai buvo nedaugiau kaip 2 metai. Because Acts 8:1 says every believer left Jerusalem except for the apostles. Nes Apaštalų darbų 8 skyriaus 1 eilutėje parašyta, kad visi paliko Jeruzalę išskyrus apaštalus. So we find that same time frame with people sometimes taking 1 or 2 years to decide between house church or regular church. Ir mes matome, kad tai yra procesas, kuomet žmonės turi apsispręsti, kur jie nori būti. Ar namų bažnyčioje, arba reguliariai auditorinėje bažnyčioje. And it's the same way, many times people will be part of a house church but involved with other ministries in the community. That's fine. Ir lygiai tokiu pačiu būdu daugybė žmonių, jie būna įtraukti į tam tikrus tarnavimus. That's part of being connected to the rest of the body of Christ. Ir It's tai healthy. yra viena iš dalių, kaip žmonės būna susijungę plačesnė prasme Kristaus kūne. The quote-unquote sheep belong to the Lord, not to us. Ir ta avelė jinai priklauso viešpačiui, o ne mums. So it's not a question of, territory. Tai nėra teritorinis klausimas. It's really giving God time to work in a person's heart is what it's all about. Tai yra iš tikrųjų leidimas Dievui dirbti žmogaus širdyje. So Acts 2:46 indicates that they were daily in the temple, but also house to house, but that only lasted for 2 years before everyone, because of persecution, left town. Ir tai yra Apaštalų darbų 2 skyriaus 46 eilutėje rašoma, kad jie kiekvieną dieną susirinkdavo šventykloje bei iš namų į namus, bet Apaštalų darbų 8 skyriaus 1 eilutėje pasakyta, kad jie visi paliko Jeruzalę išskyrus apaštalus, bet tai truko nedaugiau kaip 2 metus. Yes. You said a break? Should we do Yes, that? And then yes. for how long? Why don't you give? Tai namų bažnyčia prilyginama kaip vietiniai bažnyčiai. So he's asking if house church is equal to the local church. Yes, equal. Taip, lygiai. Yes. But usually, the local church will not recognize house church. Bet dažniausiai lokali bažnyčia nepripažįsta namų bažnyčios. One house church leader went to a weekly minister breakfast in his community for 1 year before they accepted him. Vienas namų bažnyčios lyderis visus metus vaikščiojo į pastorių pusryčius, kol jie jį pripažino. It took 1 year of him sharing what God was doing in his house church before the pastors began accepting him as a legitimate church. Ir tai užtruko metus, kad jisai dalinosi su tais pastoriais, ką Dievas daro jų gyvenime, ta prasme, jo gyvenime ir bendruomenės gyvenime, kol jie pripažino tai kaip tokį teisėtą reiškinį. Be consistent, do what's right, and let the fruit of the Spirit flow. Amen. Okay, give them instructions. Yeah. What are we supposed to do and when are we supposed to be back? Okay, How long? kadangi